Nu va, turim nuostabų saulėlydį. Užlipau, nežinau, kilometrą į viršų. Toliau nebelipu, nebeturiu sveikatas. Dabar vaizdas bus nekoks įsikė nuo saulės. O nefokusuoj. Saulėlydis. Parodysiu gatveles kokias. Čia istorinis kažkoks tai šūduks. Paklysti gali, kaip jie nepaklysta, aš nesuprantu. Mes dar neužlipom į patį viršų. Neįmanoma tenais. Jau dabar kokią kilometrą viršuje esam. Nu va, galėsit leistis kartu su manim. Kameras greit nesukinėjau. Va. Kokie įėjimai. Aišku, visas kalnas padengtas cementu. Kur jūs esat? Ai, nežinau, va čia mus įleidomis. Nu, tai leidžiamės per čia dabar. Net nežinom, per kur eiti. Keliuks ant keliuką, čia aš nesuprantu, kaip jie nepaklysta. Keliuks ant keliuką. Į kurią pusę jom? Ai, čia einam žemyn ir rasim. Man rodos, ką pračiai. Čia gerai pasėdėti gali. Nu, nesvarbu eina. Čia dujų balionas, nebuvo dujų balioną. Ne, čia nebuvo. Nu tai vis tiek turėtumėm nusileisti. Nu jau, Va, kokiu atveju. Ar kokias čia, gatvytės. Turėtų įdomiai būti. Va, prisiskynėm visą maišą. Pilna. Va, ką tik dabar sausio šiandien 6, ne? Sausio 5. Va, tos gėlės auga kambarį. Čia pipers, va, žiūrėk, valdai. A, jo, va, pipiriukai lauke. Nesvarbu, išeisim. Va, kaip pas juos patalinį džiūva visą laiką. Nepročiai ne, bet rasi, išeisim visi. Visas gatvės veda į Romą. Atsimeni tą posakį. Visi keliai į Romą. Ve kokias gatviukės, nu. Čia dar įdomiau nulipti. Bet kaip žmogus išplanavo viską. Visą kalną padengė. Vaik. Jo, čia gyvena vampyrai. Rimtai, va. Ai, va čia išlindom, kur apie mandarinus skynėm, va. Kaip? Nu va čia, va, metai mes per kitą pusę išlindom. Tai va dabar galime eiti čia. Nu. A, sugrįžo, mama. Mes per ten. Tai juk sakiau, visi keliai į Romą veda. Va čia, mama. Va, čia skynėm. Skynėm čia mandarinus. Čia galima skinti, nieko nesako, kada džiaugiasi. Kad tik nuskini, kad tik valgai. Va, prikritę ant žemės. Pilna.
Aišku, čia namai negražus, nes čia istorinis miestelis. Nu, tai čia neturi būti gražus. Čia jau nebus vaizdų tokių, kad... Čia istorija. Tai aš paskui parodysiu vaizdų geresnių. Nu. Va, ten skynė mandarinus. Reikia greit nusileidom. Kameras greit nejudinu. Visur padaryta vandenai nubėga. Tai jeigu neįsikraus, parodysiu aš didumą to kalną. Bažnyčia yra, girdėjau, varpai skambėję. Kuria dabar gatvė einam? Tiesiai? A, jo, pro čia atėjom. Kaži, kur mašina. Valijošiai laukia auga. Ne, iš čia atėjom. Tai einam čia šitą. Ne, tai einam pro čia prokuratėjom. Jeigu pro čia įjom tikrai. Jo, tikrai pro ten. Jo, va, čia einam, kur tu dabar eini. Žemyn. Jau viršai pasilika. Va čia prie viešbučio to nusileisim. Va kokie. Ne, musė visom gatvėm išeitum, kaip priklauso. Čia va viešbutis. Nu, čia toks viešbutuks, tas toksai čia to senamiesčia. Va 23 amžius rašo. Ar aš čia nemoku skaityti? 23, 10. Dabar kelins yra 21. Tai čia kažkaip romėniškai rašo, čia nesuprasi. Va, muškateliai, va, matai? Pažiūrėk. Va. Nu, muškatelis aš vadinu muškateliais. Pasisveikina su manim seniuks. Va, ranką pakėlė. Aha. Nu, čia tie pinigų medžiai mūsų vadinami, tai jie visur auga. Čia va tuoj žydės, man atrodo, va žiedus juos krauna. Va, kokias riebės. Čia dabar mumaiti. Nežinau, kiek batereikas užteks, einu pafilmuosiu aukštį. Va, tabakins. Pafilmuosiu aukštį. Čia turėtų gerai matytis. Tai jau mes čia pusę nusileidom. Va, dar reikės tą visą leistis. Mašina ten kažkur žemai. Opė yra šniokščia. Va, Jėzus, da čia kiek leisimės, va. O tabakins veikia, pietus pasibaigė. Čia pietus visur 2 valandas, viskas. Pietus pas juos šventa, kaip pas mus mišės. Viskas susidara ir niekur nieko negausi, nori cigarų ateini va į tokį aparatą. Bet tas čia senas aparatas. Neveikiantis. Nu. Kameras nejudinu labai stipriai, turėtų gerai matytis. Čia, man atrodo, dabar tais laiptukais užlipom jo. Va šitais laiptukais, čia kiti į viršų dar veda. Va, čia dar galėjom lipti, bet per daug statu buvo. Ten va matosi aukštai nams. O čia tais laiptukais lipome. Matai, pietus pasibaigė, žmonių atsirado.
Nu, matai, visas kalnas padengtas akmenais, cementu. Va, čia dabar jau nusileidau, kur ką tik rodžiau iš viršaus, tuos laiptukus labai gražiai čia padaryta. Nuvažiuot gali, va čia kaip gražiai padaryta. Man patiko labai. Va ten, va, iš ten ką tik filmavau. Tas pats dėduk žiūri. Čia bandėm su mašina ten įvažiuoti, bet per platį mašiną nebeįvažiavom, gavom atbulą stumtis. Čia va gatvikės tokios, kad čia nebeina įvažiuoti. Čia da pralindau pro tą, toliau viskas nebėja pralysti ten. Labai siauras gatvytės, jo, kokiais laiptukais į viršų. Ir ten nebepralindau ten toliau. Va čia tarp tų namų, ten yra galima važiuoti va toj gatvikė, bet aš jau nebepralendu. Viskas. Nebeina. Parodysiu iš išorės, aš ten kalną mašinai pakrovėję turiu. Čia daug tokių. O čia renovuoja. Seną paveldą va palieka. Ne taip kaip pas mus. Nu, dabar leisimės su mašina tą visą. Va, kur mašinytė nuvažiavo. Apelsinai visur. Dabar sezonas pasijau. Va, kaip laiptukai įspręsta problema. Laiptukais į viršų. Zigzagais. Kai nebūtų stačiai, nenukristum. Gerai, važiuojam kalną pažiūrėti. Va, apelsinai kokie. Krenta ant gatvės čia į pakalnę rieda. O tie žiedai irgi valgomi, parduotuvėje pardavinėja juos. Pusę kilogramą 3 eurai berods šitų. Nu gerai, važiuojam kalną žiūrėti.